nevalgo uogų ir vaisių, nes ten yra cukrus. Dar labai vienas yra svarbus momentas, treneriai neleidžia valgyti uogų ir vaisių, nes ten yra cukraus. Tai negi manot, kad vaisiuose ir uogose esantis cukrus yra toks blogietis, kad jums pridės svorio ir dar kažkaip pakenks? Tai noriu paneigti šitą mitą ir šiuo atveju pasakyčiau, kad neklausykit trenerių, jeigu jie taip sako, nes vaisiuose esantis natūralus cukrus arba fruktozė, gliukozė yra visiškai kitokie negu saldžiam limonade, saldžiam gėrime, bandelėje ar kokiam kitam saldumynė. Ir uogas aš netgi pavadinčiau gamtos saldainiais. Taip, jos turi šiek tiek to vadinamo natūralaus cukraus, bet jos jums neša kartu ir vitaminus, mineralų yra, vandens, skaidulų, antioksidantų ir tai yra tik tai gėris jūsų organizmui. Aš labai rekomenduoju valgyti vaisius ir uogas. Tik aišku, vieni yra saldesni ir kiti mažiau saldus. Tai pirmenybę teikite uogoms, ypatingai vasarą. Laikykite sezoniškumo. Ir dar noriu vieną pastebėjimą pasakyti, kad uogas ir vaisius nevalgykit ant tuščio skrandžio. Jas valgykit kaip desertą, o jeigu jau valgote kaip užkandį, tai aprenkite baltymais, riebalais ir skaidulom.